Kartais vaizdai pasako gerokai daugiau nei kruopščiai atrinkti žodžiai. Todėl būtent šiame video tiesiog kviečiame jūs kontempliacijai prie paminklo Vydūnui. Kaip sakė pats lietuvių rašytojas, filosofas ir pedagogas Vilhelmas Torasta Vydūnas, niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas. Tad nuo savęs galime tik palinkėti savo žiūrovams, atrasti savo kūrybinio polėkio įkvėpimą ir gyvenimo prasmę. O mums, kaip visada, reikia jūsų patiktukų, komentarų ir žinoma šio kanalo prenumeratos. Tai įprasmina mūsų veiklą šioje srityje.